Labadiena, esu Laura Umaraitė, projekto Release Tolerance organizatorė. Šis projektas yra tarptautinis mainų projektas tarp Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos moksleivių ir jaunimo iš Liublino menų mokyklų bendrabučio. Projektas vyko rugsėjo 14–22 dienomis. Gyvenome sodyboje Šaudorada, kuri mus labai svetingai priėmė ir turėjom ten visas geriausias sąlygas vykdyti projektui. O idėja apie patį projektą kilo dar 2011 metais, kai jaunimas iš Utenos dalyvavo Liubline rengtame projekte Active Reaching Talents. Ir ten iš tikrųjų užsimezgė labai artima draugystė tarp Utenos jaunimo ir jaunimo iš Liublino. Taigi po projekto vykusio Liubline mes toliau vis dar bendravome ir taip po truputį kilo idėja surengti dar vieną projektą, kad šį kartą Lenkai atvažiuotų į Lietuvą ir taip vėl susitiktumėm ir išsaugotumėm tą jau užsimezgusią draugystę. Taip ėmiausi tos iniciatyvos, pradėjau rašyti projektą. Iš tikrųjų tai užtruko gan ilgai, ruošiausi jam pusę metų ir stengiausi viską suplanuoti, suorganizuoti maksimaliai gerai. Ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi, nes viskas pavyko ir visi tikslai išsipildė, mes tuos tikslus pasiekėm ir projektas atitiko visus lūkesčius. Projekto metu turėjome skirtingų užsiėmimų, kurie labai padėjo visiems dalyviams atsiskleisti asmeniškai ir patobulėti, integruotis į tarpkultūrinę grupę. Tai vienas iš pagrindinių projektų užsiėmimų buvo šiuolaikinis šokis, tiksliau šokio improvizacijos ir šokio terapija. Kiekvieną rytą vyko refleksijos, kurios yra labai svarbios įtvirtinti įgytas žinias. Projekto pabaigoje visi dalyviai gavo užduotį sujungti visus išmoktus dalykus, įgytas kompetencijas ir sukurti vieną pasirodymą Utenoje ir pasidalinti su visuomenė tuo, ką išmoko. O Dieve, tai susitikrinau, tai aš nežinau, kaip mes